Šiandieną mes su operatoriumi esame korejietiškame Tamago restorane. Turim pirmą patiekaliuką ant stalo, kimchi cheese balls, kaina 7,50. O padažiukas koks pasakiškas. Žinokit, vienas iš geriausių spurgyčių, kokios esu valgius, 9,5. O čia matome vakaro kaltininką, hot pot, tai lietuviškai vadinama karštų puodų. Jo kaina 2 asmenims yra 32 eurai. Būtent šis buvo su jūros gėrybėmis ir mėsos sultiniu, nes mėsos sultinys truputį aštresnis. Dar beje, kai atėjom, jau uždėjo ant ugnies ir 12 minučių reikėjo palaukti, kol jisai išvirs. Krevetka gal kokia va bus, o krevetka jest. Makarončiuką, aišku, biškutį reikia. Pirmiausia, sakyčiau, reikia pakarštavoti sultinuką, nes sultinukas čia yra 90% sėkmės. Gerulis, gerulis. Man kaip jūros blogybių mėgėjai, nu čia yra tiesiog pasaka. Žuvytė, super minkštutė, tada atplaukė kalmariukas, nenori būti pagautas, dėja kalmariuk. Kažkaip midijoje reikia išlukštenti. Tokia pramoga, ypač vėsesniais vakarais, nu čia tiesiog yra pasakoma. O grybai, tikiuosi, neperdozuosiu. Ką galiu pasakyti, kad buvo tikrai skani ir išskirtinė vakarienė. Hot potai pačiam duočiau 9, tikrai labai skanus, aštrumas super, daug jūros gėrybių, kas labai nustebino. O galiakui, pasakysiu aš jums paslaptėlę. Šitą dalykėlį Kinijoje gėriau kožno dieną beveik. Korejietiška degtinaitė, 13 laipsnių, vienas iš geriausių gėrimų ever. Už jūs, mano mėly žiūrovėliai, keliu šį staporėlį į sveikatėlę, iki kitos laidelės. Papachma, kaip ranką nuima.